Sveiki visi, šiandien gaminsim puikų apkepą su uogomis. Tam reikės varškės, štai turiu geros kilogramą, taip pat mano kruopų, jogurto. Jogurto naudosiu graikišką 10%, taip pat druskos, pieno, kiaušinių, vanilinio cukraus ir truputį krakmolo kukurūzų. Ir dar atsiras paskui eteryje uogos. Naudosiu šaldytas, tai kol kas jau dar čia nėra. Tai pirmiausia, užpilam pienu mano kruopas. Išmaišom. Jos turi gerai išmirkti. Padedam į šoną kol kas. Dabar čia dedam jogurtą. Visą iki kruopelytės. Štai. Ir gerai ištrinam. Paskui aš dar smulkinsiu su smulkintuvu truputį. Galit to ir nedaryti, jeigu norit, kad stambesni tokie grūdeliai būtų. Tai galit tik tai taip sutrinti su šakutė. Bet aš dar smulkinsiu, kad būtų šį kartą noriu smulkesnį. Tai štai, kol kas taip yra ištrinu. Ir dabar dar tiesiog sutrinu. Varškę sutrynėm, štai maždaug iki tokio smulkumo. Dabar kiaušinius atskiriam trynius ir baltymus. Avarija. Čia dedam trynius. Ir taip visus. Baltymus padedam į šoną, čia pilam cukrų. Vanilinį cukrų. Ir gerai labai smarkiai išplakam dabar. Na štai, pasidarė tiesiog štai tokia masė. Pilam čia.
Viską į varškę. Dabar pilam čia mano kropas. Jau truputį pabrinkusias. Išmaišom gerai. Pasidarytų vientisą masę. Galima ir su maišytuvu, bet gerai su šaukštu. Pabandysim pagreitinti. Maišytuvas daug geriau. Dabar mūsų mišinį vėl padedame šaldyt. Štai atsirado uogų. Dėsiu serbentus, mėlynės ir bruknės. Bus maišyta. Dabar paimam čia kiaušinio baltymus ir taip pat išplakam labai gerai. Labai smarkiai reikia išplakti, kokias 3 minutės plakti, kad būtų tiesiog tokia laikytųsi viena masė. Nebūtų skistaka. Taip, po truputį tirštėja. Dabar į uogas pilam krakmolą kukurūzų. Kukurūzų krakmolas tam, kad uogos geriau laikytųsi varškėje, kad nenusėstų ant dugno. Truputį dar druskos dedu į varškę, žiupsnelį. Nebūtina, bet dedam uogas, išmaišom. Orkaitę kaitinam iki 180 laipsnių. Gerai išmaišom, kad visur pakliūtų. Dabar pilam kiaušinių trynius, tai yra baltymus. Ir irgi gerai išmaišom. Labai nemakaluojam, tiesiog išmaišom. Labai gerai. Smarkiai makaluoti nereikia. Atsargiai su judesiais tokiais. Jau dabar matau, kaip skanu bus. Su uogom. Visokiom miško. Gali dėti uogas bet kokias. Dabar imam kepimo skardą, išklojau sviestiniu popieriu, kad nepridegtų, kad nereiktų paskui grandyti. Pilam visą masę čia. Orkaitė įkaitinta 108 laipsnių. Ir kepsim apie 1 valandą. Jeigu pradės degti, tai
tiesiog galima arba dabar uždengti popierium arba foliją ir paskui prieš galą atidengti, kad apskrustų. Išlyginam. Ir dabar keliaujame į orkaitę. Kepsiu ant vidurinio, viršus apačia. Na štai apkepas iškepė. Kepiau valandą 10 minučių. Buvo labai pasipūtęs ir štai dabar supliuško. Tai yra normalu. Bandom pjauti. Dar neatšalęs. Minkštudis. Jaučiasi minkštumas, purumas. Šiaip netaip išmiau šitą minkštumą. Žiūrėkit, kaip puikiai atrodo. Ir minkštutis. Dabar galima ir paragauti. Žinoma, aš valgysiu, pažiūrėkit, koks parumas. Valgysiu su grietinė, būtinai. Ir dabar paragausim taip. Minkštumas, tai tiesiog tirpsta burnoj. Bet būtinai reikia grietinės. Serbentai duoda tokią rūgštelę. Galit, žinoma, ir kitokių uogų, jau sakiau. Neapsakomas minkštumas, purumas, tiesiog pasakiškas skonis. Taip kad kepkit, ragaukit, sėkmės ir skanaus.